Tau vieną dalyką noriu pasakyti. Nu, davai, varyk. Klausyk, su ta pana, su ta Silva. Nu, čia toks reikalas gavosi. Koks reikalas? Nu visoks reikalas, nu, supranti. Ta prasme. Nu, visom prasmėm. Tu ką nori pasakyti, jie ne tik nukirtai, bet ir pakabinai? Nu, taip. Ne, nu, bet supranti, jinai mane irgi įsikliopino ir dabar tokia nesąmonė gaunasi. Nu, tu duodi. O dabar man vežti į tą chatą kažkokią nesąmonę. Nu jo, čia gaunasi tas Helsinkio sindromas, kai auka įsimyli savo pagrobėją. Koks? Nu, tipo, kur auka įsimyli savo pagrobėją. Stokholmo sindromas, seniai. Stokholmo? A, nu, Skandinavai tas pats šūdas. Gerai, tu geriau man pasakyk, ką man daryti toliau. Nu ką daryti, reikia tavo sesę kažkaip grįžinti. Nu tai taip, bet kaip man su Silva susitvarkyti? Nu, davai. Davai. Abonentas šiuo metu nepasiekiamas. Po signalo palikite žinutę. Diena, labas. Pats nežinau, kodėl aš tai darau, bet man nieko kito nebelieka. Žinau, kad neišklausysi. Kasgi šiais laikais palikinėja balso pranešimus. Na ir kas pagaliau juos išklauso. Bet man nebeliko ką daugiau ir daryti. Diena, aš tik norėjau pasakyti, kad man su tavim buvo labai gera. Ir aš suprantu, kad aš negaliu tavęs priversti būti su manim. Aš su tuo susitaikysiu. Sunkiai, bet kaip nors. Bet yra viena sąlyga. Aš tave paliksiu ramybėje tik tai tuo atveju, jei tai tikrai yra tavo pačios noras. Bet aš, jeigu sužinosiu, kad tave kas nors spaudė ir privertė mane palikti, aš eisiu iki galo. Iki dieną. Rūpinkis savim. Arba leisk man tai padaryti. Ir žinau, kad aš lauksiu visada. Suvaizduoji, už šitą šūdą euras PM. Prieš 4 metus tiek lytais buvo. Kosmosas kažkoks kaip kainos pasikeitė. Daug kas pasikeitė, kol tu sėdėjai, kainos irgi. Kad tu vėl apsižliumus? Kažkas į akį krito. Ne, žinok, 2 dalykai tikrai pasikeitė. Tai kainos ir tu. Gerai, kad tu nesikeitė. Važiuojam iš čia. Šūdas. Jaučiu raktus mašinai būsiu palikęs. Kad nereikia rakto? Kas per? Kaip? Davai. Nesuprantu, kaip jinai išėjo. Ką ir žinutės jokios nepaliko? Nu, ne visai nepaliko. Aš nesuprantu, kaip jinai išėjo, taigi aš jau užrakinęs palikau. Raktų atsarginių nebuvai palikęs? Šūdas. Einam iš čia, žaibė.
Kaip jinai? Ką žinau, norma. Norma. Kokia dar norma gali būti tokiai situacijai? Nu, biški paverkė, biški pamiega, biški atsiprašinėja. Normai. O tai ką dabar darysit su ja? Pažiūrėsim, palauksim. Tegu Koganai pasiparina. Čiukai, paleiskit ją. Atsiminkai dėl manęs nervinaisi pats. Tai tegu jie dabar pasinervina. Nu, bet aš sveika ir gyva. O tai ką mes jai darom? Skriaudžiam štolį. Pavalgydintą, pagirdytą. Ir nesubaladuota. Sako tau, Norma. Einam į vidų. Na va, pagaliau sugrįžo. Ko jie dviesi? Tai kur, Džiulieta? Tai kaip čia supras dabar? Tu kur merga? Tai kas atsitiko? Nebėra jos. Kaip nebėra? Kaip tai nebėra? Tai kur, ką jie pabėgo? Pasikabino? Susipjaustė? Pabėgo. Kaip supras pabėgo? Ta prasme, kaip? Per langą, per kaminą? Atsirakino duris ir išėjo. Kaip išėjo? Kaip išėjo? Man atrodo, aš raktus buvau palikęs. Nu, hebra, jūs mane į kapus nuvarysit. Ne, nu seniai, tu vapšė, figėl, tai ką mes dabar darysim? Nu, nebegrūzink tu manęs netyčiai. Gerai, nusiramina. Aš siūlau pagalvoti, ką darom toliau ir vapšė šiandien čia nebesmirdė. Ir to susirinkam 8. Ir kiekvienas pagalvokit apie idėją, kaip judėsim toliau. Gerai, viskas. Gerai, sakai. Eikit visi. Nebegaliu, aš galva plyšta. Eikit, man jau šiandien nuo jūsų bloga. Eikit. Kas, baudas? Nu, baudas. Verkė. Klausau. Žinai, kas skambina? Lukai, tu juokauji? Nu kaip aš nežinosiu. Klausyk, galim gal susitikti. Tai aišku, kad galim, sūnau. Nutiko kas nors? Už valandos. Gerai? Gerai, tai aišku. Ne, nu, kaip taip galima iš viso? Tikiuosi grįši ir pati viską pabaigsi.
Sveikas, sūnau. Nauja mašina, sėdynė šildomos. Labas. Tik nepradėk su savo moralais, gerai? Kokiais moralais? Kokiais, žinau, ką dabar klausi. Iš kur pinigai, kaip nusipirkau, lizingu nusipirkau. Lizingu, nori dokumentus galiu parodyti. Nu, nusiramink, nieko aš neklausinėsiu. Kaip sekasi? Žiūrėk, tu nesupyk dėl mano spėjimo, bet aš pabandysiu spėti, kad kažkas labai svarbus atsitiko, tik tai nežinau, ar gero, blogo. Dingo vienas žmogus, man reikia tavo pagalbos. Nu, gerai, padėsiu. O ką aš konkrečiai turiu daryti? Ką tu gali padaryti? Suras padėti. Na, aš suprantu, aš nedurnas, bet tu man turi, papasakot viską, papasakot aplinkybės, kas tai per žmogus. Kogano dukra Laura. Supratau. O kuo čia tau taip labai svarbi? Kas čia per klausimai, ką? Tu gali padėti ar ne? Žiūrėk, aš nesu durnas. Tu ilgą laiką nesirodė, dabar staiga ėmėjai ir apsireiškiai. Nu, aš suprantu, kad Kogano dukra ne šiaip žmogus, o jinai tau kažkuo svarbi. Taip, ji man svarbi. Mes kaip ir susižadėję. Sveikinu. Gerai. Padėsiu, ko galėsiu. Ačiū. Kodėl tu manęs nepaleidi, ką? Aš tavęs nepaleidžiu. Tu žinai, kad aš nenoriu būti su tavim. Tu pati nežinai, ko tu nori. Gal tu leisk man pačiai nuspręsti, ko aš noriu ir ko ne, gerai? Jana, mes turim vaiką. Aš puikiai vieną tvarkausi. O kai ženimės? Mes prisiekėm vienas kito nepalikti. Nepamenė. Ir laimė, ir nelaimė. Ir laimė, ir nelaimėje. Kai tave pasodino, kai aš likau vienas su vaiku ant rankų. Tai tu čia manęs nelaimėje nepalikai, taip? Bet to mes oficialiai išsiskyrę esam. Diana, neapsimes gerai. Tu pati žinai, kas buvo su tom skyrybom. Tik dėl akių, dėl turtų, kad netimtų. Tikros skyrybos buvo tik tai laiko klausimas, Karoli. Nėra mums gyvenimo kartu. Supranti? Diana. Ką Diana? Mes jau buvom nusprendę, kad paliekam vienas kitą ramybėj. Paliekam ramybėj, supranti? Tu sakei, savaitę pagyvensi, nes neturi kur eit. Savaitė, kiek laiko jau praėjo? Davai neužknys gerai. Tu nori mane į gatvę išmest? Aš tavo dukros tėvas. Ir viskas čia mano uždirbta. Kad biškį nepaėtų, reikia su šūdais maišyti. Leisk tu mums su Goda gyvent ramiai. Aš tau aiškiai pasakiau, kad rišau. Ką tu rišai? Ką tu rišai? Viską rišau. Su visom chembrom rišau, su visais narkotikais. Aš pasikeičiau, aš tau sakau. Aš vaikus noriu auginti. Ir ramiai gyventi. Nu gyvenk tu ramiai, gyvenk be manęs tu ramiai. Suk, aš tau aiškinu, kad viskas pasikeitė. Tu pats save girdi? Tu pats save girdi, suk, aš tau aiškinu, kad viskas pasikeitė. Tau reikia išeiti, Karol, nieko nebus. O jeigu ne, kas tada? Tam savo mentui pasiskusi? Kokiam dar mentui? Gerai, nereikia, aš viską žinau, dėl šito atskira kalba bus. Einu. Spyną pakeisi, užmušiu. Spėjot, ką nors įsiaiškinti dėl Lauros pagrobimo? Kokios versijos? Kas ją pagrobė? Jo, kai kas spėjom, greičiausiai čia Kuperio pusbroliai. Na, tie, kur komandorus perėmė. O kodėl jūs taip galvojat? Ilga istorija. Kaip tu pats laikaisi? Ilga istorija. Supratau. Vienas? Kaip pirštas. Oi, tik nebandyk čia mane sugraudinti. Ne, aš nebandau, atvirkščiai. Vat aš niekad negalėjau suprasti, ką reiškia tas pasakymas vienas kaip pirštas. Turbūt tie, kurie taip sako, niekada nematė piršto, va pasižiūrėk. Va pirštas ir pažiūrėk, kiek hebros aplinkui.
Ei. Noriu važiuoti turbūt. Jo, gal jau reikėtų. Gerai. Nu, ačiū, kad paskambinai, kad susitikom. Žinai, ačiū, kad padėjai. Tai nėra už ką. Tu gali kreiptis ir ne tik tokiais reikalais. Nu. Ačiū. Skambink. Alio. Oskarai, čia tu? Ne, čia pasakyt. Aš ne... Palaukit, bet... Čia ne tu, Oskarai? Nu tai aišku, kad aš, Maručiai. Kasgi kitas? Mangi skambini, nu. Nu, jo, teisingai. Norėjai kažkam? Ne, jo. Šitą... Pakalbėti reikia. Tu dabar dirbi? Ne, žinok, užsiknisam su čiuku. Savaitę nebūsim išvarim palsėti. Nu jo, o supratau, o šitą toli kur nors? Ne, kaip tu pasakytum. Ką šiais laikais yra toli, ką? Nu tai, supratau, o tai čia Lietuvoje ar užsienį kur nors? Klausyk, Maručiai, klausinėjai, taip lyg mentas būtų. Nu, jo. Gerai, sakyk, koks reikalas. Kažkas rimto. Klausyk, savaitę gali palauk? Ne, jo, reikia, nu, akis į akį, sakau, susitiktume, pasikalbėtume. Tai kas yra? Sugrįžt pas mus nori, ką? Persigalvai. Nu jo, šitą, nu, reikia susitikus pasikalbėti ir šitą... O tai jūs ne Lietuvoje, jo? Na taip, ne Lietuvoje. Susiskambinam kitą savaitę, gerai, Maručiai. Ir davai, baigiam pokalbį, neeikvojam valstybės lėšų. Nu, iki, Oskarai, iki. Gerai, na.